Labas rytas visiems. Nu ką prognozuoja ne kažkokius orus, vasarą rudeninius orus, o lietučio kiek žada daug, tai mes padarysime mažą eksperimentą. Turim iš kampo lašantį vandenuką. Tai žiūrėsim, kiek prilašys mums į kibiriuką. Lietutis pradeda jau lašnoti. Susiruošiam, viską nusikabinam ir pakavojam. Tikimės saugiai užstumsim šašlykinę. Visos mano gražuolės įsitaisė pasikavoti nuo didelio lietučio. Dabar yra 9 valandos 20 minučių. Tak. Įdomu, kodėl čia taip laša. Kol kas lyja labai taip gražiai, nesmarkiai. Tenais liktai galima užfiksuoti šuorinius lietaus gūsius. Tu, mano gaspadoriau. O užseliokas palauks kavytę gerdamas, kol prilašės kibirė. Šiandien šeštadienis ir aš nesiruošiu nieko daryti. Tai kaip tu nesiruoši daryti, tu kavytę jau darai. Tvarkai kavytę. Tarp kitko, pirmas kartas, aš pirmą kartą sėdžiu šitam krėsle. O, karalius, gaspadorius. Oi, kažkas jau ir užsikūrė kaminėlį, man atrodo, ir mes jau kursimės kaminėlį, lygiai taip pat kaip ir kaiminėliai. O, šuorais matosi. Oi, langas aplyja. Gėlytės saugiai pakavotos, paslėptos nuo gūsingo lietaus. Nu, įdomu bus stebėti. Rugpjūčio 22 diena išdirbinėja. Reikia dar greitai nubėgti, pasižiūrėti, kaip agurkiukai, pomidoriukai jaučiasi šiltnamėlyje. Jiems tenais yra saugu. Oi, labas rytas, agurkiuk. Oi, čia miškas. Yra tų agurkiukų pilna, vau. Ai, maiziliukai dar, kiti dariukai sirpsta. Bar. Paprikytės tik tais nenori sirpti kažko. Čia dar viena pasikavojo nuo lietučio. Kaip bus gražu, kaip bus skanu. Nu, špendrikai, jūs dar aukit. Tikėkimės, bus dar šilumos. O jūs būsite šiandien suvalgyti. Ai, kaip reikia išeiti. Ai. Nu, bėgam greitai. Bėgam. Jau gavom pranešimus, kad medžiai virs, viskas griūs. Ruoškitės, o kaip baugina, kaip mes drebam, kaip mes bijom, mes nieko nebijom. O dabar galim ir pyragą išsikepti, kol lauke lyja. Susipjaustysim obuoliukus ir kepsim obuolių pyragą. Valandikė prabėgo, pyragas jau kepa ir bėgam žiūrėti, kiek per valandą laiko yra prilašėję, pribėgę. Oi, kaip smagiai lyja. Skėtis laukia. O jūs juokaujat? Per valandą laiko?
atudurns. Šitiek. Nu, pusė kibiro nėra. Ui, tu sau. Ai smagiai lyja. Bet ramiai, gražiai lyja, ramiai, gražiai lyja. Prabėgo dar 1 valanda, bėgam žiūrėti, man atrodo, toj kibirą reikės keisti, va, jau prasideda, jau nenubėga vanduo. Eik tu savo. Rodo įdomumo dėliai pasikeiskim kibiriuką. Bus įdomiau pastebėti. O čia mes pasistatysim, o paskui bus gerai gėlytės palaistyti. Nu ką, dar 1 kibiriuką pasidėjom. Dėl tokio vėjo nebepataiko į kibirą. Lauke siaučia lietutis. Oro temperatūra visai normaliai. Einam pažiūrėti, kaip iškepė pyragas. Bėgam. Oi, kaip skanus pyragiukas. Bėgo dar 1 valanda, 3 valanda ir vėl bėgam. Oi, kaip smagiai siaučia lietutis, oi, kokia lietaus energija. O čia jau smagumėlis. Kibirėlis vėl beveik pusė per 1 valandą. O jau čia turime lietutį susikaupusį. Oi, labą dieną su vištiena, va. Žiūrim ir čia kiek turim nebesusigeriančio vandenuko. Siaučia, motulė gamta siaučia. Ir čia žemytė nesugeria. Nu kur tau tiek daug vandenuko nesugeria. Nes vėjelis biški padraskė, dėlikė 1 žiedelį paplėšė. O ką, smagiai sau. Apsaugotos gražuolės. Kokia galia. Taigi, kaipgis 4 valanda praėjo ir vėl bėgam žiūrėti. Pažiūrėkim iš kitos pusės, kaip ten lietutis, ar toks pat ar didesnis. Ai. Oi, siaučiam. Kas čia darosi? O čia darosi taip. Čia plaukiam. Ai. Kažin, abeverta rinkti vandenį. Verta. Eksperimentas yra eksperimentas. Juhu! Oi, koks šaltas lietutis ant kupros. Rodos lietus kaupėsi. Man atrodo, niekur aš naisiu. Ims keitai. Lyg lietuti, lyg smarkiau. Aš tavęsgi nebijau.
Koks skanius, koks skanius, koks skanius. Pakilo vėjas, neatlaikė štormo ir bangos mušė į gėles. Pasilienę savo gėlynuose. Nešam į šiltnamį. Na paslysk. Na aišku, net cukrinė neištirps. Plaukiam, slys tik tai. O mums metus nebaisus. Nebaisus metus. 2 valandos praėjo. Keičiam kibirą. 2 kibirai. Oi, aplijo mūsų kamerą. Toliau. Tik, kad nenuplauktų kibiras. Tai aišku, ką plaukia. Lyja 6 valandas. Ir dar nenustoja ir nenusimato galo. Biški pasitraumavo gėlytės, Prisibarsim oboliukų ir vėl galėsim eiti kepti pyragą. Manyčiau, paskutinį kartą fiksuojam valandas. Lingių kaime oras rimsta. Aišku, dar lietus lyja, bet uraganas, liūtis baigėsi. Faktas faktelis, kad mes šiek tiek plaukėm, bet tai palyginus, kaip plaukė Klaipėda. 0, fainiai, pasimėgavom lietučio energiją. Konto, ar tu mėgavaisi lietučiu? Taip? Taip, žinoma. Kodėl mane su akiniais filmuoji? Todėl, kad tu ir esi su akiniais. Aš norėčiau... Pasakyk lietučiui ačiū. Ačiū tau, lietuti, kad tu lyji kiaurą dieną. Ne. Kiaurą dieną visą dieną. Fainiai buvo lietutis, ane? Labai fainiai. Kodėl krepšys šitas yra tuščias? Tu sakei, visą dieną čia būsi. Aš pasupausi biškį ir dabar jau užleidau vietą Kam? Mūsų karalienei. Tai va, Lietuvoje tikra subinė. Kokie orai. Dar paskutinysis skaičių nuėmimas. Bulvės kepa, arbūzas laukia, vyras vakarienę daro. O lietutis nepaliauja lyti, lietutis lyti. Nieko, eisim, ką sakiau, ką eisim, pavalgysim bulvių keptų ir eisim kokį serialą įsijungti tokią lietingą dieną. Ačiū, kas pasiekėte, ačiū, kas žiūrėjote mūsų eksperimentą. 3 kibirą nebepririnkom, nes plaukė vėjas, nešė ir mes jau jo neberinkom to lietučio. Užtenka sočiai. Skanios bus bulbikės. Nefilmuokite manęs, nes nusišukavęs. Gailiai padėjusios galvytę mano bruksmansijas. Lietutis toliau varo.